pakvietė. Aš ten aplinkui humoro klubą visada tryniaus ir sužinau, kad jie į Klaipėdą važiuoja. Sakau, davai, paimkite ir mane. Ir po to vienas tik sako, eina tai pagailo, o tu gal mašiną turi? Ne, nu, bet galėčiau tada, sakau, bet iš mamos galėčiau paimti. Tai gerai, važiuoji. O šitą, sakau, gal ir ant scenos leisti, davai, leiskit. Benziną pats pilsi. Ir šiaip su pirmais kartais, vat visada būna, ypač vyrai yra nusiteikę kuo labiau per pirmą kartą gerai pasirodyti. Ir jeigu jiems nepavyksta dėl kokio nors merginų kaprizo, tada merginos dažnai žūva. Nes įsivaizduokit tokią situaciją, vyras stengiasi, vynas, žvakės, viskas tvarkoj. Ir po to merginos tokia nekalta išprūdusi frazė. Tu jau? Tai kas tada lieka vaikinui? Nueina iš po matraso, išsiema senelių šaltų. Žinoma, bet ant scenos yra truputį kitaip ir jeigu ant scenos aš susimausiu, visada turėsiu skempus kaip pavyzdį. Nes jie, kai užėmė vieną iš paskutinių vietų Eurovizijos, žurnalistė klausė, sako, kaip jums sekėsi? Gerai! Komisija labai gyrė mūsų rūbus. Tai čia tas pats Virgilijus Alekna grįžta iš pasaulio čempionato, nieko nelaimėjęs. Kaip sekėsi? Gerai. Teisėjai labai gyrė tą natą, kurią aš išrėkiau išmetęs diską. Ir dar panašiai, dabar norėčiau pašnekėti visiškai rimtai. Seksas. Nes šiaip, manau, kad aš seksą dievinu ir jūs dievinat, nes šiaip jeigu nebūtų sekso ir nebūtų vieno iš svarbiausių reiškinių, tai yra muzikos. Nes tai yra tokia situacija, kad ypač Lietuvoje ir pop scenoje, tarp kitko, manau, jeigu atsitiktų toks anomalinis reiškinys, šiandien dingsta seksas, tai ryt po ryt dingtų visa pop scena. Nes yra tokia dabar situacija, kad vaikinai, ten kur yra pop scenui, vaidina muzikantus, kad galėtų gauti putyčių, o merginos turi duoti putytės, kad galėtų gauti, padainuoti muzikantus. Ir šiaip, aš kai Vilnių pirmą kartą atvažiavau, tai vienas dalykas iš tų, kas buvo, tai nuėjau ir nusipirkau gitaros dėklą, patį šustriausią ir pačią pigiausią gitarą. Nes vaikščiodamas su gitaros dėklu padidinę savo tikimybę gauti sekso maždaug 3 kartus. Po to dar labiau paaugau, gitarą pardaviau ir dabar vaikščiau visą su tuščiu dėklu. Ir šiaip dar vienas dalykas. Dar vienas dalykas. Dar vieno dalyko, ko be sekso nebūtų, tai nebūtų, manau, ir viso šito to papukų karo, kuris ant scenos vyksta. Ta prasme, nes jūs turbūt ar žinot, kaip atrodė Violeta Riaubiškytė, kai jinai buvo jaunystėje. Jinai užlipdavo ant scenos ir dainuodavo kažkas panašaus į Ramūnė balta, aš nuskyniau tau ir man. Po to jinai prieina prie žurnalistų. Aš nesuprantu, taigi mano krūtinė neplaukuota, nieko. O ko jinai jums užkliuvo, jinai jums kažko? Nu, ta prasme, po to aš nežinau, kas ten atsitiko su visa šita Violeta Riaubiškytė, gal jinai pradėjo dainuoti va taip. Ramūnė balta, aš nuskyniau, arba jinai tiesiog turėjo viską užsidengti. Ir taip Lietuvos pop scena parodo, kad jinai nėra visiškai negailestinga ir jinai gavo 2 paguodos prizus, tai yra Vyrą Tarasovą ir dar žinoma visų pamėgtą laidą su Kučinsku. Ir man dar labiausiai, ko yra gaila visoje šitoj muzikoje, tas toks nesusipratimas, kad ten tokia, nežinau kaip čia yra, bet kitur, kai kur susirenka publika, tai jie viešai išdrįsta pasakyti tik tokias frazes kaip rūkyt turi. Aš nežinau, gal nebent jie tik man taip sako. Paskambint gali duoti. Bet prasme, jeigu būtų visas toksai, ir man labiausiai ten yra gaila visų garsistų, kurie stengiasi, ten nešioja kolonėlės, prikrauna. O jeigu jie, kur taip man sako, taip prie scenos stovėtų ir taip drąsiai pasakyti, mums reikia papūkų. Mums reikia tik papūkų, mes muzikos nesuprantam, mums reikia papūkų. Nu tai tada kam? Tada vienas mikrofonas, 2 garsiakalbiai, kad pasakytų tos merginos, kurios užlipa tas kelias auksinės frazes. Labas vakaras! Kur jūsų rankutės?
rankutės dirba, ar galit pakelt rankutės dirba. Ir tada kai kamera eina į žiūrovus, kur jūs rankutės? O, čia!